Labas gintarai, čia nusipirkau naują kamerą. Tai aš dabar biškį padarysiu filmuką apie savo vietą, kur gyvenu. Ok? Tai va, žiūrėk, dabar aš sėdžiu prie lango, va čia mano yra kompiuteris, kur kontaktuoju su pasauliu, tavim ir taip toliau. Ten va priešais sėdi mano dėdulis. Čia už lango yra, matai, kartais matau, sėdžiu žvalgausi. Ir čia yra mūsų living roomas vadinamas. O living roomas pakankamai toks nėra krautas, man patinka. Ir dabar, va, man labai gražus va ta stalinė lempa ir va ta stalinė lempa, man yra labai gražu. Tuos paveikslus tai, aišku, be žodžių. Mes einam iš living roomo, einam va čia koridorius, įsiveda į virtuvę. O čia gyvenu aš. Čia mano lova, mano mėgamasis. Didelė, man užtenka. Ir čia mano kalendorius. Va, ir šiandien yra 31 diena. Va. Paveikslai, matai, čia dėdulio paveikslas, man jisai labai patinka tas paveikslas. Jisai toks, nežinau, man jisai toks labai kažkoks, tiesiog gražus paveikslas. Va. Ir dabar, va, čia matai mane, veidrodyje mano printeris, mano knygos. Ahaha, mano knygas, manai? Ką Jėzulis skaito. O dabar skaitau dabar tą knygą, va. Rybakovas yra trečia dalis Arbato vaikų. Va. Pirma dalis. Antra dalis. Tai va, nu. Hello. Čia mes. Tai va, dabar galim einam dabar į kitą. Čia yra mūsų virtuvė ir valgomas. Va, aš dabar kaip tik darau valgyti. O, matai, kiek čia. Čia mano gėlės. Mano gėlės, kurias nusipirkau vasarą. Mano gėlės. Čia yra 50 metų namas. Ir toks stilius labai įdomus jis yra. Ir... Nu... Va, čia valgom. Čia televizorius, kur dėdulius žiūri tam krėslę atsisėdęs, va. O čia aš einu į taip vadinamą tą porčą. Ir mes čia... O, čia daug zuikių būna vasarą. Taip, kad aš jiems čia maisto duodu, taip toliau. Mūsų garažas, ąžuolytė ir taip toliau. Tai va taip, gintarai, aš gyvenu. Iki, bye.